burtai. Super. Burtininkas Jonas. Iš Kinijos. Sveiki, tamstos. Net 5 siuntikės, didelės visas šiandien. Nu, bet reikia pakuot. Einam po truputį nuo didesnių. Laisvint stalui. Tai pasižiūrėsim, kas čia pas mus yra. Nu gerai, kažką pasiliksim vėliau. Pradėsim nuo didžiausios. Taip. Taip, ką mes čia turim. Rašo Monetų bankas. Va, koksai šuo. Taip, žiūrim vidun. Labai retai ateina iš tikrųjų pakuotė idealaus stodo, bet šį kartą pasisekė. Viskas atrodo labai tvarkingai ir gražu. Taip. Va. Opa. Čiuk, čiuk. Va, koks šuo pabalojant. Taip. Panašu, kad čia reikės baterijų. Baterijų mes neturim komplekte. Kaip suprantu, čia yra taupyklė. Taigi, bandom pasiimti baterijas ir pažiūrėsim, kad gaunasi. Na ką, statėm baterijas. Bandom įjungti. Nu ką, dedam kapeiką. Nieko nereaguoja. Bandom visiškai naujas baterijas. Na va, pakuotė tvarkinga, viskas ok, o dėja daiktas kažkodėl neveikia. Aš kaip suprantu, čia įdėjus monetą, šuo kažką turėtų padaryti, pavizginti uodegą ar dar kažką tai, ir monetą įkristi į taupyklį. O čia, kai norite, išsiemat pro čia. Bet dėja kažkodėl tai daiktas neveikia. Čia matosi kažkoks vienas laidas nutrūkęs, tai šit ir gali būti dėl to. Bet ne mano čia darbas aiškintis, todėl darysim disputą ir žiūrėsim, gal sugrąžins pinigus ar dar ką. Žiūrėsim, kaip bus kol kas, kaip matote, niekas neveikia. Tai va, ką darysim, važiuojam toliau. Mažas maišiukas. Čiagi turim ausų kamštukus. Praeitus, kur parsisiuntė, buvo video kažkada. Tai nelabai buvo geri, iš tikrųjų, nes labai greitai atšokdavo. Ta prasme, vat, kai suspaudė, tai kuo geresni, tuo turėtų ilgiau atsistatinėti. Kaip matot, va šitos va suspaudė ir jie praktiškai neatšoka iš karto. Labai patrūpyti. Tai va šitie va panašu, kad bus geri. Galime įsipakuoti, pasižiūrėti, vis tiek daug turi, tai aš manau užsisakė čia. Nu jo, iš tikrųjų medžiaga visiškai kitokia negu buvo tie. Na va, čia kur praeitį buvo siusti, galima pasižiūrėti. Taip. Matot skirtumą. Tas atsistatė jau, o šitas po truputį. Automatiškai, aišku, ir kaina skiriasi. Šitie ten apie eurą kainavo už 10 porų, o šitie apie 3 eurus už 10 porų. Kažkas tokio. Tai pakankamai skirtumas yra ir kaina, aišku. Anyway, pas mus Lietuvoje kainuoja už 2 tokius, man atrodo, už 3 poras apie 5 eurus skaičiuoja. Ir čia kažką mums dar įdėjo. Nežinau kam. Respiratorius. Jo, respiratorius. Nu gerai. Čia dovanų įdėjo.
tai dovanų įdėti. Nu gerai. Dovanas tai visą laiką praverčia. Taip. Žiūrėjom toliau. Turim dūtę dar. O viduj mes turim kalną kristaliukų. Va tokie va. Visokių spalvų. Išsipakuom, pasižiūrim. Kaip čia man didžiausia. Tai, va tokie va kristaliukai pas mus. Nu ką, šiaip tai labai stipriai blizga, sakyčiau. Tiksliai nežinau, ar čia stiklas ar ne, bet atrodo visai neblogai. Tačiau kita pusė jau nebeatrodo taip gražiai, jeigu matosi, va tokie yra kažkokie truputį metalo spalva kitokia, truputį kažkokie palankstimai, nu nėra baisiai kokybiškas daiktas, bet manau papuošimam kažkokiem, dar kažkam tokie dalykai visai tinkami. O čia visokių formų jie, kokiu tik tai gali prireikti. O tokie mažiukai. Taip, ir turim čia visokias spalvas, visokių rūšių. Ir mėlynų, ir žydrų, ir žalių. O čia vienas kitokios spalvos papuolė. Visokių formų. Juodi visiškai nepermatomi. Palėtiniai. Ir geltoni. Jei, žali. Nu, žodžiu, tokie, nežinau, čia pritaikymo to. Ne savo pirkau šitą daiktą. Bet gal kažkam bus naudinga žinoti, kad Kinijoje tokių dalykų galima surasti. Nu, žodžiu, visokių. Visi skirtingi. Čia berods 21 variantas yra. Kainos tiksliai nepamenu, pasižiūrėsi. Linkas po video, kaip visada. Jeigu kam reikalinga, galėsit nusipirkti. Baisuma nutiko. Šiek tiek aplužinėjo mano video, kaip matėte, ant trupinėjo dalimis. Taigi perfilmuoju šiek tiek, kas buvo, nes įdomus daiktai, reikia parodyti. Pirmas daiktas likęs, tai yra žvejyba mano sūnui. Pirmos meškerės, o kokia. Dar atsimenu, tarybiniais laikais pats turėjau tokią kažką panašaus, tai žiauriai mažam būdamam patiko. Pirma žvejyba. Tai sakau, reikia ir dabar užsakyti jau ir mano. Tegul pratinasi prie žvejybos. Va, tokia žuvis, jaukas. Čia yra magnetukas mažiukas. Paima didelį bliūdą. Primetat žuvų, visokių. Ir gaudot. Hop. Čiukt. Įtraukiat. Super duper. Nerealiai. Va, jeigu rimtas karpės užkimba, reikia įsitraukti. Čia net netilps gal. Oi, laksto. O, visokių yra. Kalmarų. Žuvų, kokių nori. O, dar atsarginis vienas jaukas. Jeigu nutrūktų, kas nukapotų. Ir akytės. Kažkam suklijuot, nežinau kam, gal kai kur trūksta. Va, tai tokia žvejyba. Kainavo nedaug, pamatysit kiek. Kimba tik tai ant žuvies. Tai va, smagus daikčiukas. Rekomenduoju vaikam, pač berniukam. Taip, ir turim dar vieną va tokią dėžę. Gražiai visai supakuota. Atkeliavo ir ne veltui, nes čia vidų yra kristalinis kubikas, ne bet koks, o čia yra žiauriai kietas magnetas. Žiauriai kietas. Žiauriai stiprus. Tai va, čia yra toks kablys padarytas. Realiai čia galima prisisukti, atsisukti. Per vidurį skylė. Išsiema varžtas, galima prie kažkur tai primontuoti ir taip toliau. Gražiai įleista vidų, žodžiu, kažkokiem daiktam pakelti, kažkur įleisti, žodžiu, nežinau, čia toks jau pakankamai pramoninis, nes pakankamai galingas daiktas. Nu, žiūrim, kaip eina. Matėte iš kokio atstumo. Nerealiai. Čia žvėriškas daiktas. Pabandom burtus padaryti. Hop. Be rankų. Nu, galima draugus durninti.
Čia rimtas magnetas. Tai kaip sukasi. Stalas pas mane gal 2 cm storio, taip kad pakankamai rimtas. Taigi, tikrai pakankamai stiprus magnetas. Kainavo apie 20 eurų kažkas tokio. Nėra ko norėt, rimtas daiktas. Tai va, tokie daikčiukai šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito.